Labas. Labai mėgstame namuose grožio ritualus ir viskas su tuo yra labai gerai. Mėgstam šveisti kūną, šveisti odą, tačiau šveisdami su tam tikrom abrazyviom dalelėm mes labai dažnai pamirštame, jog paraleliai šveičiame rankų delnus. Rankų delnuose nėra riebalinių liaukų, kaip yra visam kūne, nėra riebalinių liaukų paduose ir nėra delnuose. Dėl to šie paviršiai yra greičiausiai pažeidžiami ir lėčiausiai atsistatantys. Dėl to dažniausiai rankų oda yra sausa, ypatingai jeigu turime daug kontakto su cheminėmis paviršinėmis medžiagomis, jeigu turime fizinio darbo, todėl rankos greičiau išsausėja, pradeda skeldėti ir taip toliau. Link ko linkstu, jog atlikę elementarų šveitimą kūnui ir veidui, nepamirškime rankų. Tepkime rankas, stenkime uždėti tuo metu riebesnį kremą, apsauginį kažkokį kremą, tam, kad mūsų oda greičiau atsistatytų.